Taip, dabar video štai apie ką. Vienu žodžiu, iškilo poreikis, taip, savo video kelti įvairiomis kalbomis, dubliavimą daryti. Ir natūraliai kilo idėja tokia, kad kaip tai padaryti, ar ne? Yra tiktais, sakykim, iš akies žiūrint, taip, yra 3 variantai. Pradėsiu nuo, sakykim, paties neįdomiausio ir paties, kaip sakant, nepatogiausio varianto kalbėti. Kiekvienai kalbai sukurti atskirą kanalą. Tai va tas variantas būtų labai nepatogus. Kiek kalbų, tiek reiškia ir padaugėja tų darbų. Jeigu, tarkim, 3 kalbomis, kaip aš planuoju, sakykime, video dėti, tai tuomet 3 darbo atsiras daugiau. Suprantama, akivaizdu. Tai šitas metodas, šitas variantas kalbų klausimo sprendimo yra pats nepatogiausias, sakyčiau. Labai daug niuansų, kaip sakant, plus šitie subscriberiai pasiskirsto, o nesusipliusuoja į vieną. Sunkiau pasiekti, rezultatą. Daugiau ir, kaip sakant, to darbo ypatingai. Dėk ir vieną, ir kitą, ir trečią. Prižiūrėk visus. O jeigu kalbų, pavyzdžiui, norėtume įdėti 10, pavyzdžiui, ar daugiau savo video, tai čia iš vis variantas kosmosas. Tai va, tas iškart, manyčiau, atkrenta ir aš tikrai jo nežiūrėsiu. Iš pradžių kažkada tai buvau galvojęs kurti keletą kanalų, sakykime, kur į vieną dedu kažką apie statybą, kitą kažką apie gyvūnėlius, kitą kažką apie savo filosofijas, kitą kažką galbūt kažkokius kitokius video, remontus ar kažkokius kitokius dalykus, projektus, kūrimą, kažkokį hobį. Bet taip išskirstyti į 100 kanalų, Tai principė visiškai nelogiškas prie jau variantas, labai daug darbo prižiūrėti visus tuos kanalus ir nieko tu nepasieki iš to YouTube'inio kelimo, kaip sakant. Tai va, perinam prie antro. Dabar antras variantas. Koks antras variantas? Antras variantas yra, manyčiau, šiai dienai man palankiausias. Paskui paaiškinsiu, kodėl. Dabar antras variantas, sakykime, toks, kad pasidaryti vieną kanalą ir tada dėti tuos visus įvairiausius video į tą vieną kanalą. Viską sukrauti vieną krūvą. Taip, gaunasi mažiau darbo, vienas pliusas. Ir visi tie subscriberiai, visi pliusai, minusai, laikai, dislaikai eina į vieną kanalą. Tas ir štai tie didieji 2 pliusai. Jo, tai va, ir dabar ir kalbų klausimų irgi taipogi, tęsiant mintį apie kalbas, kažkokį išleidi video vieną, kažkokia viena kalba ir tada dar įkeli lygiai tokius pat video, sakykime, jeigu 3 kalbos, lygiai dar du papildomus tokius pat video, tik su garso takeliais kitomis kalbomis. Tai yra, kaip sakant, vertimą, dubliavimą atlieku aš pats už kadro, kaip sakant, ir tada jau surenderinės, jau įkeliu į YouTube'ą naują video, vaizdas tas pats, tik garsas jau kitas, kalba kita. Tai va, gaunas, grubiai tariant, kiekvienas video po 3 kopijas su skirtingomis kalbomis, jeigu ten yra kalbama, aišku. Jo. Kas dažniausiai, aišku, būna taip. Tai va, po 3 video, sakykime, prisideda. Ir manyčiau, kad šiai dienai, sakykime, šiam momentui, tai yra tik vienintelis man įmanomas variantas. Dabar pirmasis, kuris iškart kilo, pirmasis variantas, kurį tuoj pasakysiu koks, kilo mintis iš karto va tokia, logiška, tvarkinga mintis. Tai yra, įkeli vieną video, vieną kalbą ir tada, sakykime taip, šitam video turėtų būti, sakykime, tokia buvo mintis, kad turėtų būti YouTube tokia galimybė, tokia funkcija pridėti, prisekti įvairių kalbų vertimus, trakus, takelius vadinamus, jo, audio takelius, prijungti, prisekti prie to video, kad kiekvienas, kuris kalba, žmogus atskira kalba, kitokia, jis galėtų kažkokiam, tarkim, video, kaip pavyzdžiui, pasižiūrėsime, pavyzdžiui, šitą mano video,
tiesiog pasižiūrėti kitomis kalbomis. Reikalas. Taip, čia biškį užlagino. Prikaitę iki tam tikros temperatūros. Taip, pasižiūrėti kitomis kalbomis. YouTube kanalą. Pavyzdžiui, eini vat į šitą nustatymų settingų raktelį tą Video. ir čia atsiranda toksai select track. Ir ten kitų kalbų yra pasirinkimas. Ir tiesiog jie Štai pas manęs šiuo atveju nėra. kažkur tai, žinai, laikmenuose ir nerealizuoti. Va tas Tai pas manęs šiuo atveju nėra šito punkto. Yra tik subtitlai. Sakykim taip. Daugiau dabar taip, apie ką būtų čia mano šitas kanalas. Lietuviški. Kas kam neaišku. Jo, geras čia. Tai principė apie Tai va, subtitlai. Juos jungti, išjungti va čia galima. kaip sakom, kasdieniam gyvenime, Toliau čia eini raktelį ir galima, sakykime, tiesiog pasirinkti kalbą subtitlai. Auto translate. Spaudi, pasirinkti kalbą. darbai, projektai. Pavyzdžiui, noriu, nežinau, kokią anglų galbūt, pavyzdžiui. Ką tik prisimenu, Va. reikia filmuoti, bet dar tą filmuoju ir Išverčia norisi į bet kokią kalbą realizuoti, visą tai. šituos sugeneruotus mano šitam video subtitles. Edit subtitles. Details, galim čia įeiti. Ir va čia subtitles. Subtitles, jo. Tai va, šiuo atveju toks variantas. Čia galima truputėlį tiesiog paredaguoti visus tuos. Bet vat ko nėra pas manęs. Va šičia tai yra automatic timing isn't supported for this language. Tai yra lietuvių kalba dar matomai nėra, sakykime, pilnai taip kaip palaikoma to YouTube. Aš taip įtariu, kažkas tokio. Arba tiesiog aš kaip pradedantysis YouTuberis priimama mane kaip žiūrima ne į rimtą veikėją ir man tos funkcijos nesiūloma. Kuo gerai va šitas edit as text, tiesiog, kad viskas būtų tiesiog parašytas vienam teksto bloke, visas tekstas, be šito, be timingo. Jo, daugiau, čia šitą visą, aišku, galima parsisiųsti. Kur ten aš mačiau, buvo galimybė parsisiųsti. Čia takelis, čia tas. Save as draft. Buvo kažkur, va čia, options, va čia kur 3 taškai, download subtitles. Pavyzdžiui, download, parsisiunčiam kur nors į downloads, pavyzdžiui, captions SBV, save, tą galim uždaryti čia, pasižiūrėkime specialiai, tarkime, kas ten yra, notepadą pasižiūrėkime. Štai kokia esmė. Čia su visais timeline'ais, visi sudėti išvertimai, visi titrai. Jo, ir tiesiog jie stovi, padėti kažkur tai važinai. Esmė tokia, kad štai, pavyzdžiui, kartais nelabai patogu matyti šitam faile, kartu ir tuos visus timeline'us, žinai. Tai va tokį parsisiunti, gali pataisyti, žinai, paskui kelti valio. Gerai, čia tas aišku. Bet dabar buvo esmė kalbos pradžioje apie tai, kad kaip įmesti, sakykime, va to šnekančiojo dubliavimą kitą kalbą. Ką norėčiau dar pasakyti, kad tikslas. Nes dabar yra kalbama lietuvių kalba. Aš norėčiau užsiversti, kad kalbėtų jisai kitom kalbom. Pavyzdžiui, mano atveju būtų dar 2 kalbom. Tai va, kad aš nereikėtų kelti keletos tų video, kaip sakiau, antram variante. Būtų iš viso 3 video failai va tokie. Va šitie 3 video failai su 3 kalbomis. Tai buvo mintis, kad tiesiog turėtų būti YouTube'e, galų gale už dabar 25 metai, 2020 ir dar YouTube'e, galvoju, nėra tokio varianto, kad įdėti tiesiog paprastą pasirinkimą. Ne, tai tų takelių. Tai taip, jis yra variantas tas. Bet matomai aš esu dar pradedantysis YouTuberis ir man nėra galimybės va šitam punkte languages įsikelti va per šitą poziciją, va štai šitą poziciją. Audio. Va čia spaudi. Turėtų būti tokia paukštelis žemyn ir pasirinkti upload file. Kaip mačiau kitur YouTuberiuose. Ten jau rimti YouTuberiai, ten turi po 100 tų subscriberių, žinai, ir jiems jau čia yra tokia funkcija. Gal jie dėl to, kad šakninį tą failą video įkelia su anglų kalba,
galbūt taip. Bet šiaip ar taip, jeigu anglų kelsiu pradinį, jisai tada vis tiek jo neišvers į lietuvių kalbą. O ką man tai daryti tokį atvirkštinį darbą? Esmė tokia, va, būtent čia nėra galimybės. Ir netgi subtitlų negalima. Subtitles galima, bet tik ne per šitą punktą languages. Čia yra tas languages punktas, yra neblogas dalykas, nes čia va yra translations. Pavyzdžiui, anglų kalba, tas būtų, čia tos kalbos atsirastų ir tie vadinami dubliavimai, audio trakai atsirastų kiekvienai kalbai. Ir va tada patogumas to pirmo varianto iškiltų maksimaliai, fantastika būtų vieną įkelį ir dubliavimą. Tarp kitko, netgi tą dubliavimą YouTube'as daro automatiškai, iš tikrųjų savotiškai gali ir tikti tas dubliavimas, ten su AI padaryta, žinai, aišku, YouTube'as turi tas galimybės, ten kosminės, žinai. Tiek įkeliamus video tikrina su AI-u, nu, ir taip toliau, ten praktiškai jau taip išsivystęs, kad ten žmonių greičiausiai nebėra, kas dirba. Esmė tokia, tai vat, išverčia automatiškai ir turėtų kaip ir beveik tikti. Sakyčiau, kaip ir turėtų beveik tikti tas dubliavimas. Jo, ir tada vienas failas video, žmogus eina čia pasirenka, kokią nori kalbą, arba netgi jam automatiškai iškrenta, pavyzdžiui, angliškasis variantas. Vat kaip čia, vat, aš jau esu įvedęs šitą anglišką, ir čia pavadinimas anglų kalboje, descriptionas visas. Tai vat anglų kalbos žmogus, jis iš karto mato būtent angliškąją versiją. Pūkšt, išmeta jam angliškąją versiją. Čia priklauso nuo to, kokie pasirinkimai, tarkim, paskyros yra, ne? Paskyros kokia kalba standartiškai žmogus nori pasirinkti. Arba, pavyzdžiui, priklauso nuo, sakykime, paties šito naršyklės pačios nustatymus, kokius jisai nusistatęs, kokioje kalboje rodyti, meniu ir panašiai, visokius. Tai va toks dalykas. Taip, taigi. Esmė tokia. Daugiau kas dar čia tokia. Tai va čia tas būtų, sakau, pirmas variantas idealiausias, savaime suprantama, čia tas 3 kalbas pasidarai ir valio. Ir baigtas reikalas, baigtas darbas. Bet dabar, mano atveju, kaip sakant, nėra galimybės matomai. Štai netgi parašyta, this video cannot be automatically translated. So, kaip ir nėra kito varianto. Details. O pats pradinis failas yra sukurtas būtent štai su lietuviškais visais nustatymais, aprašymais. Subtitles. Tai va, tokie dalykai. Taigi, šiai dienai aš manyčiau, sakau, jeigu noriu kalbomis kitomis kalbėseną įrašyti, turiu pasirinkti iš mano tų 3 minėtų variantų būtent tik tais antrą. Deja, bet sorry, kad įrašinėjau video be vaizdo, turiu menį savo kalbėjimo, tiesiog dabar kažkaip tai staigiai kilo mintis įrašyti ir nesu pasiruošęs jokių kameryčių, jokių nieko. Tai vat, tokie dalykai, toks video apie tai, kaip kokia situacija dabartinė dėl kitų kalbų. Tiesiog. O kur aš ten buvau matęs, OpenO, tarkim. Taip, tai vat, tiesiog reikės naudoti antrą variantą, kur įdedi 3 tokius pat, pavyzdžiui, mano atveju 3 tokius pat video, pastatyk namą pats, tai mano. Va 3 tokius pat video, tik aišku tada su skirtingais reviewais, kitomis kalbomis, skirtingomis kalbomis įrašymas kalbėsena žmogaus jo ir tada gausis truputėlį daugiau darbo, sakykime, truputėlį daugiau darbo, negu kad vienas video būtų. Tačiau mažymiai mažiau darbo, negu būtų pats tas pirmasis variantas, kurį aš buvau aptaręs. Kada 3 atskirius kanalus sukuri. Tai multilanguage, ne tas. Did you know that over 60%? Čia tas. Taip, kur ten jisai buvo parodęs, pažiūrėkime.
have O, to manually gal ne tas. Va čia kažkur. Pažiūrėkime, štai, matot. Išmetama tą meniu per settingus. Audio track. Ir čia jau 17 tas veikėjas, Mr. Beastas, žvėriukas. Tai ponas žvėriukas. Štai įmeta štai tokį kiekį kalbų. Notice that there's the option for audio track with these different tracks here. Different And you may be tracks. wondering, how do you add these to your own YouTube videos? Let me guide you through this. So first of all, Štai. Kur jisai? you need to do is go and find the video you and you want to go and click on it. Atsidarai Now you video. want to go over to the left and you want to go and select subtitles. What we can then do is go and Čia senesnė galbūt versija. Ir kada iš čia įrašė? Prieš 7 mėnesius. Nuo šiandienos. Tai vat buvo subtitles. Pas manęs šiuo atveju. Subtitles jau nebėra. O yra subtitles jau čia prikelta. Ten pas jų visas tas platformas, tuos kaip sakant, visokias sistemas, YouTube, Facebook, jie ten keičia kiekvieną dieną. Razrabotka vyksta kiekvieną dieną ir ten viskas keičiasi. Tai esmė tokia, kad pas jį dar jau senesnė biškį versija. Pas jį čia atsidaro ir va tos kalbas, video subtitles, čia pasirodo yra. Ir kaip matome, audio punktas, va štai, yra čia subtitles irgi. Ir tiesiog va čia va galima įkelti, jis parodys. click on the option add language and you need to choose the language you want to go and add the Add audio language. track for. So in this case, I could go and do it for French, let's say. I'll select it. Then you'll go and see the option for audio. So I can then go and hover Va, over. selection for audio. Štai ir tada gaunasi, va čia va punktas, o pas manęs šiuo atveju. Kur tipo, tarkim, įeikime languages. Štai čia naujas variantas. English ir audio neaktyvus. Ačiū YouTube'ui. Prašau, greičiau padarykite. Prašau, YouTube'as, gerasis YouTube'as. Padarykite tokią funkciją, kad aš galėčiau kelti savo sudubliuotus audio trakus. Gerai, galbūt jūs ir negalite šią kalbą automatiškai translatinti. Nu gerai, nu ką darysi, aš jūs suprantu, užjaučiu, jūs turite daug darbo, maži atlyginimai, visa kita, kam dabar lengva. Bet aš pats įsikelsiu tuos audio trakus, pats išsiversiu ir priseksiu prie to video. Bet jūs padarykit man bent jau tą galimybę čia prijungti. Būkit brangieji, gerieji draugučiai. Bet čia šitą sutvarkykit. Jo, nes man reikia, kad šitaip aš galėčiau įkelti. And click add. It's important to note that this feature is still being rolled out. So you Štai, still being rolled out. Tai kiek jūs rollinat, outinat? Kiek jūs jau laiko rollinat šitą funkciją? 7 mėnesiai. Šitą dalyką aš jau mačiau, kad žmonės prieš 3 mėnesius, kaip sakant, į tokius kūrė video, kur demonstruoja, kaip reikia kelti savo audio dubus, tuos dubliažus, trekus vadinamus. Tai nežinau, nu, gal čia dėl sakau, variantas toks, galbūt, kaip sakant, galbūt esmė tokia, kad aš kadangi pradedantysis YouTuberis, žinai, ir į mane kažkaip nerimtai kreipia dėmesį. Nu, okei. Tai vat. may not currently have it, but if you do, you can click on add and then If you do, you can click add ir viskas štai. Add audio track. Taigi man šito dalyko trūksta. Select file. what we can do is select the file. Select Make sure file. that it's roughly aligned to the length of your video because you can't go and edit it. So press select file and we can then publish it. So you can go and press select file, your file explorer will open and you can select it. Štai. Open, select the file audio. Ir tada, tarkim, French kalbos, pukštimėti štai. tą treką ir valio. And we can upload it and publish it, and viewers can then use it. If you found this useful, then please Taigi, tai toks momentas. Ačiū tam vaikinui už tą video, aš jį truputėlį pacitavau šiuo atveju. Taigi, tokio varianto kaip ir pas manęs nėra. Nu kągi, kol kas tiek tam video apie kalbų problemytę, vertimų problemytę. Ačiū už dėmesį. Iki sekančių susitikimų. Gal kažkas turite kažką pasiūlyti, jeigu kyla kažkam kokie klausimai arba idėjos, rašykit komentaruose. Ačiū, bus jums labai. Ir iki. Čiau.